Lapkričio mėnesį Druskininkuose duris atvėrė po rekonstrukcijos nepažįstamai pasikeitę sanatorijos Belorus baseino pirčių bei purvo gydyklų kompleksas. Komplekso rekonstrukcijos darbai truko 1 metus ir 2 mėnesius. Dabar lankytojams siūloma šiuolaikiška beveik 4000 m² vandens ir pramogų erdvė, kurioje yra 25 m ilgio plaukimo baseinas su mineraliniu vandeniu, 2 sūkurinės vonios, galima mėgautis povandeninių srovių masažais. Sanatorijos 6 pirčių komplekse veikia pirmoji Druskininkuose Himalajų druskų pirtis. Naujai atidarytoje purvo gydykloje druskininkiečiai ir miesto svečiai gali išbandyti tik sanatorijoje Belorus atliekamas procedūras, efektyviai naudojant sapropelio purvą. Kaip sakė sanatorijos Belorus vyriausiasis gydytojas Andrei Kobel, nors druskininkų gyventojus ar svečius sunku nustebinti, naujoji gydykla papildo kurortinių paslaugų spektrą. Čia teikiamos kokybiškos paslaugos už prieinamą kainą. Didžiuojamės, kad esame Druskininkuose, kurorte, kuris garsus visame pasaulyje. Pasistengėme ir šiandien ne tik savo sanatorijoje besisvečiuojantiems žmonėms, bet ir viso kurorto svečiams bei patiems druskininkiečiams pasiūlyti puikų objektą – baseino, pirčių ir purvo gydyklų kompleksą. Mes pagrindinį dėmesį skiriame gydymui, nes žinome, kad pas mus atvykę žmonės leidžia pinigus pirmiausia rūpindamiesi savo sveikata. Manau, kad tas objektas, kuris nieko naujo nesiekia, pasmerktas myriop, todėl nuolat kuriame planus ir siekime juos įgyvendinti. Džiugu, kad žmonės nesustoja, juda į priekį, pritraukia investicijas, kuria darbo vietas. Dabar yra dar vienas modernus objektas Druskininkuose. Apie naująjį sanatorijos Belorus kompleksą sakė Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas.